kalbame apie kūną, stilių, tipažą, kuris labiausiai atitinka pasirinktą gyvenseną. Arba priešingai, reiškia, šita lygtis veikia abi pusės, apie gyvenimo būdą, kuris labiausiai atitiktų pasirinkto kūno kūrimo procesą. Taigi mes turim susirasti tokią gyvenseną, tokį gyvenimo stilių, kur palyginus per trumpą laiką, reiškia, būtų atstatoma tai, kas buvo prarasta 8 ar daugiau valandų sėdint prie kompiuterio, prie monitoriaus. Joga. Mums paprastai reklamuoja joga, lankstumo pratimus. Gražiai reklamuoja. Reklamų negražu nebūna. Patikėkit manim, tai yra reklama. O kur čia tas viduriukas, kur čia tas pjūvis, reiškia, kad būtų ir lankstu, ir stangru, ir ne per daug, ir gražu. Gal taip? Niekas nesakot per daug. Čia per daug. Po šitas variantas yra visai neblogas, ne? Bet nesusikurkit savo mito ir iliuzijos, kad jeigu jūs tik darysite aerobinius pratimus, tai jau viskas gerai. Pirmas dalykas, su tokiais vakūnais, tu čia kraštutinumai žinau. Jeigu jūs pradėsit bėgioti, tai pirmas dalykas, kas atsitiks, tai jums išmuš visus sąnarius. Tam, kad jūs turėtumėt kur sudeginti tuos savo riebalus, kaip jūs manot, kur jie dega? Kur tas pečius, į kurios sukišamos visos tos riebalinės malkos? Raumenys, teisingai. Iškai, kuo daugiau yra raumenų, kuo didesnis jūsų kūno raumeninas, tuo sėkmingiau jisai degina visą gaunamą energiją. Ar iš maisto, ar iš atsargų, viskas ten dega. Tai raumenys formuoja vienas ir vienintelis treniruočių režimas. Tai yra darbas su svoriu. Moksliškiau šnekant, darbas prieš žemės trauką. Bet svarmenų kilnojimas daro keletą labai įdomių dalykų. Pirmas dalykas, tai formuoja charakterį. Ta akimirka, kad jūs paėmėt, padarėt kažką, tai vykdėt. Pirmas dalykas, kas atsitinka. Jūs įpučia krūtinę, išsitęsia nugarą, čakros jūs atsidaro. Galėkit, darykit, kad galėtumėt. Nepakeliat 100 kilų ir nereikia, pakelkit 10. Pakelkit 10 kilų 10 kartų, bus 100. Ką, jūs šito negalit? Galit. Kada paskutinį kartą darėt? Šiandien padarykit.